Čia Toma. Šiandien ji parodys, kaip saugiai kirsti geležinkelio pervažą automobiliu. Geležinkelio pervaža – tai vieta, kur kelias kerta geležinkelio bėgius. Čia visada reikia būti itin atidiems, nes traukinį dažnai sunku išgirsti, o jis negali greitai sustoti. Vairuotojas artėdamas prie geležinkelio pervažos privalo sulėtinti greitį ir įsitikinti, kad galima saugiai važiuoti. Jei užtvaras pakeltas, galima važiuoti, bet tik įsitikinus, kad už bėgių yra vietos automobiliui ir niekas netrukdys išvažiuoti. Vis dėlto būk atidus. Jei prie pervažos yra stop ženklas, privalai prieš jį sustoti ir tik tada kirsti pervažą. Prie pervažos taip pat būtina sustoti, jeigu mirksi raudonas signalas, leidžiasi užtvaras ar girdisi garsinis signalas. O ką reikėtų daryti, jeigu mano automobilis užgestų ant geležinkelio pervažos? Niekada nebandyk spėti prieš užsiveriant užtvarui, o jei automobilis sustojo ant bėgių, nelauk, išleisk keleivius ir bandyk jį nustumti. Jei nepavyksta, bėk traukinio atvykimo kryptimi ir signalizuok mašinistui dieną sukdamas ryškiai ir aiškiai matomą daiktą, o naktį sukdamas ratu šviestuvą. Tik atsimink, judėti galima tik šalia bėgių, ne jais pačiais. O ar galiu, važiuojant per pervažą, lenkti kitą automobilį? Ne, kelių eismo taisyklės to neleidžia. Pervažoje draudžiama lenkti, apsisukti ar sustoti. Taip pat negalima įvažiuoti, jei už bėgių nėra vietos. Net trumpas sustojimas ant bėgių labai pavojingas.